Turbūt daugelis girdėjo frazę, kad vykstant karui Ukrainoje nederėtų visiškai atsisakyti rusiškos kultūros. Ir nors Lietuvoje visokių šūdinų atlikėjų koncertai vis dažniau uždraudžiami, užsienyje rusišką kultūrą nežiūrima taip neigiamai. Pavyzdžiui, šių metų Oskaruose rusų kūrybos filmas Ponas Niekas prieš Putiną gavo apdovanojimą už geriausią metų dokumentiką. Ir taip, aš žinau, kad techniškai tai yra danų gamybos filmas, bet viską nufilmavo ir pagrindiniu veikėju tapo rusas. Filmas internete gavo nemažai dėmesio, interneto platformose susirinko gana gerus įvertinimus, o jie apkalbėjo net ir populiariausias podcastas Lietuvoje. Neišėjo, jeigu apie filmus, tai dabar išėjo Mr. Nobody Against Putin. Irgi labai įdomus traileris. Ir ne tai, kad apkalbėjo, o aptarė net 3 kartus. Taigi natūraliai kyla klausimas, gal tai yra geras filmas ir ne viskas taip vienareikšmiška. Gal yra ir gerų rusų, kurie yra prieš karą. Aš nusprendžiau pasižiūrėti šį filmą ir pasidalinti savo mintimis su jumis. Tačiau iš karto turiu perspėti, kad šiame video bus pakankamai daug rusų kalbos. Пошел из нахуй сота rusų kalba, короче. Prieš tai, kai pradėsiu pasakoti apie filmą, pakeiskime muziką. Taip geriau. Filmas pasakoja apie mokytoją Pavelą, kuris gyvena nešvariausiame mieste pasaulyje – Karabaše. Kadangi Pavelas dirba vietinėje mokykloje videografu, jis nuolat filmuoja aplinkinį pasaulį ir savo kasdienį gyvenimą. Prasidėjus pilnaverčiai Rusijos invazijai į Ukrainą, Pavelas pradeda fiksuoti mokykloje vykstančius pokyčius. Mokytojai verčiami pasakoti apie ukrfašistus, o mokiniai kariškai žygiuoti. Nemaža filmo dalis skirta Pavelo apmąstymams, pokalbiams su į frontą išeinančiais draugais ar jo pastangomis kažkaip pasipriešinti. Taip, per įvairius pokalbius, situacijas ar konfliktus parodoma kariaujančios Rusijos kasdienybė ir propagandos veikimas. Ir šioje vietoje aš priverstas pasakyti, kad po 30 minučių filmas man pasirodė nuobodus. Pakeiskime muziką į normalią. Ukrainietiškame YouTube yra toks video žanras – orkų apžvalgos. Tai daro tokie YouTube kanalai kaip Celibačinė Toronto, Oleksejus Durnievas ar My Ukraina. Ypač rekomenduoju kanalą Celibačinė Toronto, kadangi jie kartais daro labai įdomius tyrimus, kuriuose skaito nutekintas rusų karių žinutes. Пекинесик зашевелился. Он хочет в домик. Згодом ми зрозуміли, що Пекінесік – це його хуй. Я уже очень соскучилась. Пекинесика пора. Хочу тебя очень. Сколько можно уже без пекинесик? Ir šiose orko apžvalgose dažnai nagrinėjami pačių rusų telefonais nufilmuoti video ar per žinias rodomi reportažai. Visą tai leidžia pamatyti, kokiagi supuvusi tai šalis. Šiuo atveju filmas Ponas Niekas prieš Putiną kaip tik atrodo kaip panašių video rinktinė, nors Pavelas štai tokiu teisingu balsu ir bando nupasakoti iš anksto apgalvotą naratyvą. Taigi, jeigu matėte panašaus tipo video ar žinote, kas vyksta Rusijoje, jums šis filmas nieko naujo nepapasakos. Po filmo peržiūros apskritai susidaro įspūdis, kad tai vakarų žiūrovai, o ne Rusijos pašonėje gyvenančiam žmogui skirtas kūrinys. Tačiau šiame filme per įvairias detalės vis praslysta įtartini, rusiškai imperialistinį mąstymą išduodantys naratyvai. Pirmoji įtartina mintis nuskamba apytiksliai 10 filmo minutę, kur Pavelas pasako, kažkur bėgioja kariai. Где-то бегают солдаты, а я бегаю из класса в класс, записывая все эти показушные уроки. Ir taip filme dažnai nutylima, kad kariai bėgioja Ukrainoje, į kurią Rusija įsiveržė. Panašiai Pavelas kalbėjo ir per Oskarų ceremoniją, kai jam buvo įteikiamas apdovanojimas. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Sustabdykite visus karus, pasakė Pavelas. Tačiau kokius karus? Grybų karą? Džedajų karą prieš klonus? Saurono karą prieš žiedo brolyje? Taip filme palaikomas rusų liberalams būdingas naratyvas, kad mes visi esame prieš karą, bet nieko konkretaus to nepasakoma. Kodėl Pavelai sunku pripažinti ir taip visiems akivaizdų faktą? Be abejo, galima pastebėti, kad 20 filmo minutę Pavelas savo armijon išeinančiam draugui pasako, tu žūsi Ukrainoje. Ir taip tarsi pripažįstama, kad karas ten vyksta. Tačiau Pavelui gaila ne ukrainiečių, o savo draugų, kurie sąmoningai eina kariauti. Filmas apskritai sukurptas taip, kad mes jaustume žuvusiems rusų kariams ar jų giminaičiams užuojautą. Ši logika ryškiai atsiskleidžia scenoje, kurioje nerodomas laidotuvių vaizdas, tačiau fone skamba verkiančios motinos rauda. Šiek tiek vėliau einančiose scenose taip pat išvardėjami Pavelo pažįstami, kurie kare neteko savo artimųjų. Но есть некоторые парни, которые так и не вернулись домой.
O kodėl neišvardėjami Mariupolio teatre subombarduoti vaikai, ar Bučoje žuvę žmonės? Ir kodėl mums apskritai turėtų rūpėti rusų kariai? Juk kiekvienas miręs rusų karys reiškia, kad jis neateis čia, į Lietuvą. Galiausiai 22 filmo minutę Pavelas savo mamai pasako. Один придурок учудил, весь мир теперь боится. Идиот. Vienas kvailys pradėjo, o bijo visas pasaulis. Taigi, kaltas Putinas, o ne mes, paprasti rusai. Mes viso šito nenorėjom. Tik kažkodėl 2014 metais, kai Rusija okupavo Krymą, Putino populiarumas išaugo, o didelė Rusijos visuomenės dalis džiaugiasi. Как называется эта страна? Galima teigti, kad šiame filme bandoma sukurti įspūdį, kad didelė Rusijos visuomenės dalis nenori šio karo, o jie yra tam tikros aukos. Tai yra Putino karas. Bet kažkur tai jau yra girdėta, ne? Prisiminkime, kad 2024 metais jau buvo išleistas panašius naratyvus pasakojantis filmas Rusai kare, kuriame rodome, kaip paprasti rusų vaikinai atsidūrė Ukrainoje, netokie jau ir blogi. Taigi filmas perpildytas rusiškų naratyvų ir imperinio mąstymo pavyzdžių. Tai ypač ryškiai fiksuojama scenose, kuriuose Pavelas pasakoja apie tai, kad jis myli Rusiją, kokia purvina ar supuvusi jį bebūtų. Может быть, я Россию-то еще и больше их люблю. Galima pastebėti, kad tokia nostalgiška pozicija apskritai būdinga iš Rusijos imperijos ar Sovietų sąjungos išvarytiems intelektualams. Pavyzdžiui, Gulage atsėdėjęs rusų rašytojas Aleksandras Solženicynas, sugriuvus Sovietų sąjungai, sugrįžo į Rusiją ir palaikė Putiną kaip Rusijos galybės atstatytoją. O iš Sovietų sąjungos išvarytas režisierius Andrėjus Tarkovskis taip pat savo filme Nostalgija daro nuorodos į jo taip mylimą Didžią Rusiją ir jos kultūrą. Na žinot, įmuša tai myli. Ir greičiausiai dėl to, kad užuojautas, ilgesi ar panašios bendražmogiškos emocijos būdingos mums visiems, jos gali būti veiksmingai naudojamos propagandos skleidimui. Buvo, šiandien Instagrame, kai laimėjo Oskarą, labai daug nepatenkintų buvo, kad šitas filmas laimėjo, nes tipo rodo rusus kaip aplinkybę auką ir vėl eilinį kartą kaip auką rodo. Kad tipo siunčia blogą žinutę. Blet, man tai taip nepasirodė, Bet prieš tai, kai detaliau aptarsiu šį iškarpą, noriu pabrėžti, kad man patinka podcastas Vėl tie patys ir aš visiškai neabejoju, kad jie palaiko Ukrainą. Tuo labiau Україною taip pat yra turinio kūrėjų, kurie iki šiol мini русичку культуру. Дивним чином якось поправив. Тобто мав якийсь психологічний ефект. А ви себе не дистанціюєте від російської творчості? Šiuo atveju man svarbus pats ribų blukimas, prie kurio filmas Ponas Niekas prieš Putiną kaip tik prisideda. Visiškai jokio heito. Galima pastebėti, kad iš pradžių podcast'e Mantas Stonkus išsakė interpretaciją, kurią aš taip pat bandau ginti šiame video. Ne, man jie kaip aukos visai nepasirodė. Man pasirodė... Kad jie puikiai palaiko režimą. Ne, kad jie tiesiog nuleidę galvas daro, kas jiems yra pasakyti. Nes jie bijo, kad tai yra... Tačiau vėliau pokalbis nepastebimai nukrypsta į diskusiją, kur Pavelas susilaukė empatijos, o jo išvykimas vertinamas kaip auka. Dar vienas momentas, kuris man labai užstrigo, kai jisai sako, aš taip pasiilgau, sako, to juodo dangaus, sako, tų suskilusių šaligatvių, to užteršto oro. Nes čia yra mano mokykla, mano namai, sako, ir man vis tiek bus, kad ir pasaka, išvažiavus kažkur Disneyland'e aš gyvensiu, bet vis tiek man, sako, čia yra mano namai. Čia yra didžiausia auka, kurią jis padarė. Tai namus, apleist namus, čia didžiausia auka jau. Jo. Tai viskas, šeima, aplinka, įsivaizduok. Ar žinote, kas iš tiesų atidavė didžiausią auką? Ukrainos kariai, kurie žuvo gindami ir mus nuo orkų. Ir šį podcast'o dalis gerai atskleidžia, kodėl aš teigiu, kad filmas Ponas Niekas prieš Putiną trina ribas ir skatina rusiškus naratyvus. Vietoj to, kad kalbėtumėm apie Ukrainos auką, mes kalbame apie rusų sukurtą filmą. Per podcast'o Vėl tie patys 3 epizodus filmas buvo aptariamas apytiksliai 30 minučių. Sekantis žingsnis ir pripažinsime, kad... Bet prieš apibendrinant visą video aš noriu paprašyti, kad jeigu pasižiūrėjote iki šios vietos, parašykite komentarą, pastatykite laiką ir subscribinkite mano kanalą. Aš noriu kurti daugiau tokio turinio ir jūsų palaikymas man išties labai padės. Taigi, filmas Ponas Niekas prieš Putiną perteikė rusų pasaulėžiūrą, iš kurios pastarasis niekaip negali išlysti. Šioje pasaulėžiūroje dėl karo kaltas Putinas, o Rusija ir toliau yra mylima. O ir savo video pabaigoje aš turiu paradoksaliai pripažinti, kad kalbėdamas apie šį filmą, aš irgi tam tikrą prasme prisidedu prie šių naratyvų skleidimą. O todėl vienintelis dalykas, ką mes galim padaryti su rusiškos kultūros apraiškomis, tai galutinai jas išjungti.